Glitimo gal atsisakymas nepadarys labai didelės bėdos, bet mes čia galim kalbėti ar apie pieno produktus, pavyzdžiui, taip, ar apie bet kokį kitą produktą. Mėsos atsisakymas, pavyzdžiui, taip, ar tai gyvūninės kilmės maisto produktų jau visiškas atsisakymas, nesant tam kažkokio pagrindo galbūt, ar galbūt net ir noro pačio žmogaus, bet paprasčiausiai išgirdus kažkur, kad tai turėtų padėti. Taip, tai vėlgi gali irgi privesti prie sveikatos padarinių, mitybos nepakankamumo ir kitų sveikatos sutrikimų. Bet visgi, ar yra kažkokie top 3 produktai, tarkim, kurių jau jokiom aplinkybėm geriau nevartoti, ar ten top 5, nežinau? Gerai, tai aišku, jeigu mes kalbėsim apie jau tokius tiesioginę žalą darančius, taip, produktus. Alkoholis, vienas iš jų, tai jau tokia. Žodžiu, raudonas vynas negydo. Na gerai, resveratrolis gali kažkiek taip duoti mums naudos šitoj vietoj, tai... Bet geriau kapsulės negu taurės, ar ne? Ne, ir taurė bus nieko prieš, tai va, jeigu žmogus vadovaujasi Viduržemio jūros dietą, tai ir taurė vyno gali išgerti. Bet vėlgi, kaip sakau, viskas nuo kiekio priklausys. Taip, bet mes čia, aš prie to vedu, kad turi būti žmogaus saikingas santykis su to produktu. Taip, tada visa skaniai atrodanti mūsų parduotuvėse patiekiama kulinarija, nuo pagamintų mėsainių maltinukų iki pagamintų mišrainių ir visko, kas yra iš esmės pagaminta ir prie ko jau žmogaus ranka prisilietė, kaip sakau. Tai yra antras dalykas. Trečias dalykas tai yra saldusis skyrius mūsų. Taip, nuo guminukų su įvairiausiais saldikliais, dažikliais, kurie tikrai vaikui ne vieną, taip sakant, dirglumo priepulį gali sukelti, iki traškučių, gazuotų gėrimų ir, nežinau, kitų visų naujovių, kurių kartais nustembi, ką ten žmonės pagamina vaikams. Tai yra tokie skyriai parduotuvėse, kuriuos iš dalies reikia apeiti, o kartu galbūt, jeigu net ir mes perkam, tai suvokti taip, kiek mes to turime nupirkti šitoj vietoj ir kokią tai naudą ar tai žalą gali turėti žmogaus sveikatai. Mišrainės pasidaryti salotas patiems namuose? Jeigu žmogus siekia tos sveikatos, jis turi pradėti pats nuo savęs. Nėra sunku pagaminti, supjaustyti daržovės ir padaryti iš to salotas. Tai neužtrunka ilgai. Jeigu mes turim sveikatos, tai reikalaus mūsų laiko. Tik tada, kai mes skirsim laiko savo, ir turim suprasti, kad čia mes skirim laiką savo. Ne tai, kad man reikia pagaminti salotas. Tai ne, tai čia prasmės neturintis reikalas. Aš gaminu salotas, kad padėčiau savo. Tai kai žmogus išgrynins, kodėl jis tai daro ir ką jis nori to pasiekti, tada tas procesas bus tikrai malonus. Malonus, natūralus ir lengvas. Būtent. O kol mes tik darom veiksmą, nesuprasdami, kodėl mes tai darom, va tas ir priveda prie bet kokios intervencijos trumpalaikiškumo. Ir noriu jūsų pasiklausti dėl visų stebuklingų sveikimo ir gydymo būdų maisto. Yra nemažai ir studijų, ir taip pat yra ir socialinėse, tose pačiose medijose daugybė turinio sukurta apie tai, kad veganizmas gelbsti žmonių kraujagyslės ir maža to dar gelbsti ir pasaulį nuo klimato kaitos. O apskritai, ką dietologų bendruomenė kalba apie šitą mitybos būdą ir galbūt iš tikrųjų yra žmonių, kuriems tas veganizmas yra optimalus pasirinkimas? Vėlgi, mes čia nesuskirsim kažkaip žmonės į kategorijas, kam jis yra optimalus pasirinkimas, kam ne. Aš galiu savo subjektyvę save galiu pasakyti, nes čia pirštais nebadysiu į kitus. Pavyzdžiui, jeigu gyvenčiau ten, kur šilta, galėčiau daugiau valgyti daržovių tikriausiai, man net ir vaisių, man galbūt mažiau reikėtų mėsos net ir tikrai dėl to būčiau patenkintas. Tai vienas dalykas, tai tikriausiai ir aplinka kartais diktuoja, taip, koks mitybos būdas gali būti čia tinkamesnis. Kaip sakiau, antras aspektas tai yra tai, kad nėra universalių indikacijų, kada veganizmas ar vegetarizmas, kaip sakau, kaip terapinis koks vaistas galėtų būti naudojamas ligų gydyme. Šitoje vietoje, kad ir mes paimsime širdies ir kraujagyslių ligas, kalbant apie veganizmą, vegetarizmą, tai yra tam tikrų rizikos veiksnių. Jeigu yra žmonės, pavyzdžiui, kurie laikosi tik augalinės kilmės mitybos, tai yra tam tikri
tam tikros deficitų rizikos. Čia mes galim kalbėti apie geležies, taip sakant, stoką, galim kalbėti apie kalcio stoką, galim kalbėti apie B12 stoką, kurį dėja tik iš praturtintų būtent B12 medžiagom maisto produktų mes galime gauti, jeigu kalbėsime apie augalinės kilmės mitybą arba iš mėsos. Du variantai, iš augalų mes dėja nelabai gausim B12 vitamino. Tai ir tokių medžiagų stoka gali privesti prie didesnio, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligų pasiriškimo rizikos šitoje vietoje. Taip, tai kad ir tai yra veganizmas, pavyzdžiui, tai net leidžia mūsų nuo atsakomybės žinoti, o kas slepiasi po veganizmu. Nes viskas gerai yra su veganizmu ar vegetarizmu, jeigu žmogus neturi galbūt tam tikrų mitybos reikalavimų šitoje vietoje, kad ir mes paimsime vyresnio amžiaus žmogų, pavyzdžiui, taip, pas kurį jau yra stebimas rūminių audinio kritimas ir mes duosime jam valgyti daugiau augalinės kilmės maisto, tai jis dar greičiau nusilps šitoje vietoje. Taip, tai mes nepadarysim čia jokios naudos. Mes galim padaryti idealias sąlygas, bet kad padaryti idealias sąlygas, tai aš turėsiu gaminti maistą ir paduoti. Taip, būtent vyresnio amžiaus žmogui tą visą maistą. Ir tikrai kartais šiek tiek mes galim nuslysti į šoną ir nesurinkti visų reikiamų maistinių medžiagų. Tai veganizmas, vegetarizmas tai yra tikrai toks daug žinių reikalaujantis, taip sakant, dietos bendrai būdas, kur žmogus turi žinoti, kiek jis turi suvartoti per dieną, kad jis gautų būtent reikiamas visas maistinės medžiagas. Todėl atsakomybė čia yra tikrai didelė. Ir čia, sakau, tos trys didžiausios bėdos, ką aš labai dažniausiai stebiu pa žmonės, kurie pradeda vadovautis augalinės kilmės mitybą. Tai pirmas dalykas, jie svaidosi maistu, nesuprasdami, koks yra kultūrinis pagrindas, po veganizmu, vegetarizmu slepiasi. Antras dalykas tai yra tai, kad žmonės labai dažnai sako, jeigu tai veganiška, tai yra sveika, tai visas veganiškas maistas yra sveikas. Ir trečias dalykas, tai yra radikalumas, tai juoda ir balta. Tai jeigu aš jau veganas, tai aš jau į burną nieko negaliu paimti, nes jau bus labai blogai. Ir šitie trys dalykai dažniausiai ir priveda prie to, kad augalinės kilmės mityba tampa neefektyvi tam žmogui, kuris ją pasirinka, nes kad ją vadovautis, reikia šiek tiek giliau pažinti, kokie yra jos reikalavimai ir ką žmogus turi daryti, kad, taip sakant, pasiektų naudą savo sveikatai, paprasčiausiai.